Čia noriu pristatyti italų kompanijos Sorgentos pirmojo marketingo plano dalį. Noriu, kad suprastum, kiek galima čia uždirbti ir tai yra tik pradžia. Kai mes prisiregistruojam prie kompanijos, mes uždirbame 0 eurų. Todėl, kad mes neturime nei komandos narių, nei pasidarėm užsakymų, neturime jokių apyvartų, todėl uždarbis yra 0. Kai mes pasidarom pirmąjį užsakymą, kuris turėtų būti minimum 50 taškų, tam kompanija duoda mėnesį laiko. Per mėnesį laiko pasidarius užsakymą mes pasiekėm 4% ir jau pradedame uždirbti kelis eurus. Jeigu per mėnesį nepasidarome 50 taškų, mūsų paskyrą kompanija pašalina. Ir tuomet mes jau nebegalime daryti užsakymų arba rašome vėl tam pačiam žmogui, kad jis sugrąžintų mūsų paskyrą. Kai mes dirbame, pradedame dirbti, pradedame reklamuoti produktus, rekomenduoti juos, išsibandom patys, mes pradedam didinti savo apyvartas. Apyvartą padidinus iki 500 taškų, tai yra 8%. Pasiekus 8%, mūsų uždarbis jau siekia keliasdešimt eurų. Ir dar plus pardavimai. Mes uždirbam 2 atlyginimus. Pirmas atlyginimas yra nuo parduotos prekės ir kiekviena prekių kategorija turi savo procento uždarbį. Kaip pavyzdys, valymo priemonės turi 50%. Vadinasi, aš nuo valymo priemonių pardavusi 50% jo sumos man lieka mano kišenėje. Pardavus kvepalų buteliuką, taip pat jos suma 50% lieka mano kišenėje. Ir taip su kiekvienu produktu. Jeigu mes pradedame dirbti, ieškoti komandos narių, galbūt nori klientas prisiregistruoti ir įsigyti produktų savo pigiau. Ir taip atsitinka, kad mes per mėnesį laiko surenkame 1000 taškų apyvartą, mes pasiekėm 11%. Ir čia jau mūsų komisinis atlygis nuo apyvartos siekia 100, gali siekti ir kiek daugiau negu 100 eurų. Plus pardavimai, tą, ką mes uždirbom. Kaip matote, išskyriau atskirai 14, 17 ir 20%. Nuo čia mes gauname papildomas premijas nuo kompanijos apyvartos. Kaip skaičiuojasi šios premijos? Preliminariai surašiau maždaug kokios sumos tai turėtų būti. Už 14% premija skaičiuojama nuo 50 iki 70 eurų. Už 17% nuo 180 iki 200 eurų. Ir už 20% nuo 480 iki 500. Tai yra preliminarios sumos. Kaip visa tai atrodo? Kai mes darome apyvartas, kompanija surinkusi visą apyvartą daugina iš 2%, kaip parodyta 14%, 2% premijos. Daugina visą savo apyvartą iš 2% ir gautą sumą dalina iš žmonių skaičiaus, kurie yra 14%. Taip išsiskaičiuoja 50 maždaug